Na, pirmas kėlinys, manau, galbūt truputį sunkesnis, buvo toks labiau kovos, gal tokios daugiau, toks žvalgybinis iš dalies, to tokio gražaus futbolo galbūt ir nematėm. Klampus toksai buvo iš tikrųjų gal pirmas kėlinys, bet antram kėliniui padarėm tam tikras korekcijas įsibėgėjus antram kėliniui ir aišku, įtakojo, manau, kažkiek ir ta raudona kortelė galbūt varžovo, bet tikrai buvo labai stipriai kovingas antras kėlinys, tikrai turėjom ir mes, ir varžovai gana realių progų pelnyti įvartį ir tos lygiosios, manau, kad galbūt dėsningas rezultatas. Aišku, mes iš to antro kėlinio, ypač raudonos kortelės, tikrai tikėjomės daugiau ir visada mes norim daugiau ir tos pergalės galbūt tikėjomės ir jinai gana arti buvo, kaip matėte, ant pačio galo antro kėlinio, bet nepasisekė pelnyti jo, bet manau, tikrai buvo gan neblogas rungtynės ir ypač antras kėlinys, tai tas džiugina ir iš tikrųjų, kaip ir vyrukams sakiau, kad pasidarėm tam tikrą savianalizę po Kauno Žalgirio rungtynių ir jau tą tokį, kurį norim matyti veidą savo komandos, kažkiek jį tikrai pakeitėm šiuose rungtynėse ir tai iš dalies džiugina. Galėjo taip susiklostyti, aišku, kad būtų jūsų kraityje 0 taškų. 1 taškas yra neblogai, bet pabaigoje, likus daugumoje, turbūt buvo pasvajota ir apie pergalę, bet visgi pritrūko galbūt ir laiko, ne? Ne, tai normalu, žinot, kai -1 žaidėjų varžovai žaidžia, tai automatiškai ir kažkokias korekcijas darai ir tas pajėgas rimtesnės meti į priekį ir galbūt atakuojančių žaidėjų, galbūt ir laikų bėgant į pabaigą ir savo aukštesnių žaidėjų siunti į priekį, tai yra normalu, manau, normali praktika. Kaip minėjo, galbūt ir trūko tų kelių minučių, bet čia teisėjo sprendimas buvo tiek dadėti, čia mes nesiginčiam ir neginčiam to sprendimo, bet tikrai turėjom gan realią progą jas uždaryti, bet pasikartosiu galbūt nepasisekė, bet manau tas taškas mums tikrai bus didelė atspirtis į priekį ir kaip ir kiekvienas rungtynės mes judėsim tą pačią linkmę ir bandysim tą veidą, kaip pasikartosiu, gerinti ir tą toną, tą tokį tempą demonstruoti kiek galima ilgiau. Šiandien startinės sudėtyje buvo galim pastebėti žaidėjų, kurie ten retokai atsiduria, tiek Aleksandras Polojanskis, tiek ir sugrįžęs Lukas Pangonis. Ryšium su kuo buvo tokie galbūt pakeitimai? Na, tie pakeitimai ryšium su tuo, kad gana mūsų tokia sudėtis, galima sakyti, ir traumelės išmušė iš vėžių kai kurios ir galbūt mes matėm kitus žaidėjus ir norėjom kai kuriems ir šansą vieną kitą suteikti ir to jaunimo iš tikrųjų turim gana gražaus, tai norėjom ir jiems suteikti tą tokį šansą ir taip jautėsi galbūt pagal pasą atsivertus, kad mes esame jaunesni, gal ne taip patyrę ir Pangonis labai malonu, Lukas, kad grįžo, galim sakyti, turbūt, jeigu nesumeluosiu, 3 ar 4 treniruotės kartu. Tai tikrai įnešė tokio solidumo, tokio tikrumo ir tokios ramybės, kaip mes norėjom. Tai tas džiugina, o tas sudėtis, tai žinot, kaip žiūrime mūsų kiekvienas rungtynės, jinai gana dažnai skiriasi, keičiasi, bet manau, tie vyrukai, kurie jie šiandien gana puikiai pasinaudojo to šansų. Na ir galim pasidžiaugti sugrįžimu po 6 mėnesių pertraukos oficialias rungtynės sužaidė Dominikas Pašilis. Kaip vertinat jo galbūt indėlį antrajam kėlinyje? Ar pridavė to agresyvumo krašte ir apskritai kiek tas žaidėjas galbūt padės B komandai? Tai Dominiko mes jau laukiam gana ilgai ir nesumeluosim, kad vienas lyderių buvo šioje komandoje ir treniruojasi su pirma komanda. Tai mes jo laukiam iš tikrųjų gana stipriai, bet nenorėjom kažkur labai skubėti su juo, davėm laiko ir šiandien galbūt norėjom kelias minutės vėliau jį išleisti, bet norėjom tos jėgos kažkokios prieki, tai Dominikui, manau, dar truputį reikia laiko, bet čia viskas parodys rungtynės po rungtynės ir jis, manau, tikrai įsibėgės ir duos tos jėgos, to tokio gerumo tam prieki, tos kažkokios rimčiau, manau, mes tiesiog su juo būsime, geriau atrodysime ir tokie kokybiškesni, manau, būsime ir galėsim grasinti dar labiau varžovų vartų. Na ir antrajam kėliny netruko emocijų, tiek ir už nugaros, labai čia arti ir sirgalių tribūnos, tiek ir varžovo treneris buvo nubaustas kortelę. Kaip sekėsi galbūt vardytis jums asmeniškai su tom emocijom? Tų emocijų laiką, jų daug ir kaip pastebiu, kiekvienas rungtynės atrodo jų vis daugiau, bet
Bet kaip čia pasakius, kiekvienas rungtynės reikia galbūt ir ramiau ir pačiam žiūrėti, nes teisėjas sprendimą mes jau tikrai nepakeisim. Žiūrovai, jie taip arti šios aikštelės buvo, tie kažkokie komentarai, gerai, išgirdome juos, čia jų nuomonė, mes turim galbūt kitą nuomonę, bet čia yra futbolas, yra normalu ir tai kartais puošia futbolą, kartais ne, o tos emocijos tai visą laiką išliks. Kartai klausimas, ar jas tu suvaldai, labiau susilaikai ir tiesiog jas išleidai į viešumą, tai kartais reikia ir patylėti ir tą gurkšnį nuryti, tai va tiek.